Labas žmogau, ką man daryti? Aš bijau karo. Daugumą mano žiūrovų žinot, kad kiekvieną penktadienį 8 val. Darau tiesioginę transliaciją, jeigu turiu internetą iš būdamas kol kas Afrikoje. Ir ten kas kartą jis pastoviai, ne vienas, ne du ir ne trys būna klausimai, ką man daryti, kaip man toliau gyventi, aš labai bijau karo. Iš principo, vienas man yra klausimas, koks skirtumas? Bijot karo, jūs nebijot karo, jūs gyventi bijot. Jau gyventi bijot, tai koks skirtumas, jūs vis tiek gyvenimo neturit, bus karas ar ne. Jeigu kažkas sako, ne, man reikia instrumentų, pakalbėkime apie instrumentus, ką daryti, jeigu tu bijai karo. Iškart perspėjau, aš nesu karo ekspertas ir nesu išgyvenimo ekspertas. Pradėsiu nuo paprastų elementarių dalykų, ką būtų galima padaryti, kad sumažinti baimę arba tos baimės išvengti. Prie aprašymuose arba pirmant komentarė rasit nuorodą į video, kur savo projekte noriai pildosi, pasakoju viską apie baimės, duodu instrumentus, kaip tų baimių atsisakyti. Nes baimės tai yra mus sukaustantis dalykai, trūkdančios mums eiti į priekį, trūkstančios mums gyventi. Tai ten daugiau bus priemonės metafizinės. Dabar dar pagalbėkime apie fizinės priemonės, ką padaryti, jeigu mes bijom karo. Jeigu bijot karo, tai automatiškai tai baimiai kažkaip reikia pasiruošti. Jei pasiruošus, baimė sumažėja arba išnyksta. Tai dabar kaip pasiruošti karui? Reikia pirmą sunku duoti universalią instrukciją, nes žiūri vaikai, žiūri suaugę vyrai, moteris skirtingose jūsų gyvenimo vietose. Tai pirmas dalykas yra, reikia nutraukti tos baimės šaltinį. Dažniausia tai yra televizijos naujienos arba interneto naujienos, socialinė medija. Tai apribokit arba nutraukit žiūrėjimą tas vietas, kurim apie tai pastoviai grasina. Telikas, kokie 15 minučių, Delfis, bent jau prieš miegą porą valandų, nesnaudokite jokiais socialiniais tinklais. Geriau užsiimkite kažkuo savo gyvenimu įdomesniu. Toliau, dabar žiūrim. Jeigu bus karas, reikia jums nuspręsti, ką jūs karo metu darysit. Jeigu jūs vyras, galbūt eisit ginti tėvynę, galbūt kažkur tai slaptysitės. Ir abu variantai, mes esame žmonės, abu variantai yra galimi. Dėl to jūs turite priimti sprendimą. Jeigu jūs moteris, irgi tas pats. Ar rūpinsitės ant savo vaikų, savo šeimos saugumu, ar eisit savanoriaut, galbūt jūs sesutė, daktarė. Visų pirma, reikia nuspręsti jums, ką jūs darysit, jeigu prasidės karas. Dabar yra dar svarbu, kur jūs gyvenat. Nes jeigu gyvenat prie karo objektų, kad ant kareivinių, poligonų, kažkokių tai karinių sandėlių, tai greičiausia pas jums raketos atskris pirmoji eiliai. Tai jums bet kokiu atveju reikia pasiruošti evakuavimo planą. Kaip greitai išvykti iš namų. Tai vienas paprastas toks elementarus dalykas. Jeigu jūs turite automobilį ir kasdien jo naudojatės, tai nuo šios dienos pas jums turi būti viena paprasta taisyklė. Automobilio bake neturi būti mažiau kuro kaip pusę bako. Paprastai važinėjat, žiūrit, ta prasme, užpilat pilną kuro baką. Važinėjat, savaitę, 2-3 mėnesius važinėjat ir žiūrit, jau rodiklė priartėjo prie bako vidurio, vėl automatiškai važiuojat į degalinę. Tai kad čia dabar negaliu, čia dabar neturi 3 kapeikų, 3 litrų, 5 litrų eurų. Važiuojat ir pilties kurą, kad bet kada pas jums mašina būtų paruošta. Kaip jūs žinot, sėdau ir važiuoju, nes karo atveju ten su degaliniam su kuru gali būti problemų. Kitas dalykas, mašina visą laiką turi būti tvarkinga ir suremontuota. Tai kad, čia kažkas barška, čia kažkas tarška, čia kažkas tai kažkokie garsai, čia biški padanga nuleidinėja, kada nors susiremontuosiu. Tas turi būti mašina, turi būti tvarkinga, pilnu baku kūro. Kad bet kuriuo atveju sėdat ir važiuojat. Ar jūs važiuojat, ta prasme, kažkokią tai padėti kariauti, ar kažkur tai emigruojat, ar kažkur važiuojat persėdėti. Toliau, jeigu galvojat prisidėti prie karo, eiti kariauti, tai jūs turite iškart iš anksto apsiaiškinti, kur ir kaip turite eiti prasidėjus karo, jeigu norite jūs padėti. Su tais, nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, anksčiau buvo vankamatai. Dabar gal savanoriai ten turi savo
dar kažką tai iš anksto įsiaiškinkit. Ir tas pats, jeigu jūs moteris ir norėsit prisidėti, kažkokią tai savanariaustę. Bet bijau, kad Lietuvoje niekam jūs neįsiaiškintis, Lietuvos valdžia karui jokiam nesiruošia, tik tai loja kaip šūnys, kad bus karas. Bet pabandyt galit. Ir jeigu suprasit, kad jūsų pagalba niekam nereikalinga, aišku, aš nenoriu, kad jie būtų, bet turiu tokį įtarimą, parašykit komentarus, kokias nors, pabandykit eksperimentą Lietuvoje padaryti. Pabandykit, ta prasme, išsiaiškint. Jūs norite būti savanori, jūs norite eiti kariauti. Kur jūs turi eiti karo pradžiai? Bijau, kad nesužinosit, aš net nežinau pas ką paklausti. Pas savanorius, kas pas ligoniniai, pas daktarą, poliklinikoje pas virgytoją, nežinau, pasiklauskit, man rašykit komentaruose. Labai įdomus toks yra atvejis. Ok, mašiną turim. Dabar reikia būti pasiruošus tokį čemodanėlį skubiam išvykimui. Tai turi būti kažkokia tai išgyvenimo kuprinė. Kaip jie susidėti, jau kam įdomu. Bet jūs vis tiek nieko nedarysite, aš labai dėl to ir nesiparinsiu, jums apie tai daug nerašysiu. Kam įdomu, 5-10 įvairių išgyvenimo specialistų video pažiūrit ir pagal save susidėt patį pratingiausią. Į kokius žiūrėti išgyvenimo specialistus nepasakysiu, nes aš kažkokio vieno konkretaus neturiu. Aš kart nuo karto kažką pražiūriu įvairiais išgyvenimo atvejams, kad atnaujinti žinias, va irgi pavyzdžiui. Ir kas nuo karto atnaujinti išgyvenimo žinias, kas ketvirtį, kas pusmetį, ne rečiau. Čia madanėlį, kas minimum turi būti dokumentai, turi būti grinų pinigų, nes karo atveju gali bankomatai nieks neveikti, bent jau per pirmo momentu arba žiūrint, kuriuos atsidursit, ir kažkokio tai ilgai galima laikyti maisto. Tai visokie batonėliai tai vadinami, tenai, kaip ten tie baltyminiai, dar kažkokie tai, blogiausiu atveju šokoladėliai, bet geriau kokį nors rimtesnį maistą, galbūt galim kokį nors konservą ar dar kažko tai įsimesti, kad bet kada, bum, supratat, einat iš kambario, pakeliui paimat šitą kuprinę, įsimetat ant pečio ir su šeima einat į mašiną ir išvažiuojat. Plus dar yra, bus nuorodoje video įdėsiu, kaip pasiruošti kolapsui. Iš principo labai daug kas sutampa iš to video. Po to šitoje vietoje, ok. Čemodanėlį įsiaiškinsit, jeigu bus įdomu, susikrausit, ko iš kažko abejoju, jums geriau bijoti ir nieko nedaryti. Toliau, jeigu ruošitės kažkur tai, pavyzdžiui, ypatingai, jeigu kažkur tai gyvenat prie karinių objektų, geriausia būtų kažkur tai išvažiuoti. Emigruoti į kitą šalį, nežinau, nepatarinėčiau, nes ten būsit eilinį kartą šūdo gabalais didesniais negu savo tėvynė. Jūs mano tą požiūrį žinot, argumentus irgi žinot, kodėl jūs užsienį būsit šūdo gabalais ir kad jums pirmus išbožins. Dabar vėl grįžtam, jeigu jūs esat prie karinių objektų, tai greičiausia reikia turėti kokį nors greičiutę kaime arba miške. Jeigu neturit savo greičiutės, nėra giminių arba nėra kokios tai sodybos, reikia pasieškoti draugų. Vis tiek, lietuviai mes tokie, kurie turim sodybų, turim kaimų, turim greičiučių. Ir kažkiek tai tą greičiutę reikia paruošti gyvenimui. Kad būtų minimum gyvenimui, būtų malkų, veiktų pečius, stogas būtų nekiauras ir būtų ant ko miegot, kuo apsiklot. Plius reikėtų užsivežti tenai kokio vandens gerimo, jeigu nėra kokio šulinioką, ir užsivežti ilgai stovinčio maisto. Konservų, sakysiu, makaronų, dar kas nors, bet kas ne metalinėse dėžutėse reikia sudėti taip, kad pelės nesuvardotų anksčiau jūsų. Ir tą maistą kas pusę metų atnaujinti. Važiuojat, atvežat naujus makaronus, kol nepasibaigia garantija, senus pasiėmėt namuos ir suvartojat. Tas pats ir su įvairiais konservais. Jeigu tai yra vališki konservai, jie turi galiojimo terminą, kad ir naminiai konservais įvairius turi galiojimo terminą, pastoviai sukat ratą, bet vėl. Reikia daryti aktyvius veiksmus. Kad daryti aktyvius veiksmus, reikia nuimti baimės. Arba bent jau turėti viduj nori kažką pasiruošti, o ne vien tik tai šykti kelnės. Toliau, aš visai patarčiau, bet čia vėlgi, čia tas pasūriškas šokoladų. Turėti kokį nors pigių atsarginį telefoną, turėti power banką tokį normalesnį, stambesnį, 30 000, 50 000 ampervalandžių. Dar geriau, kad jis būna tokie su saulės panelė viršui, tai bandžiau. Nedaug, bet vis tiek šiek biškai elektras prigeneruoja. Kai būna ypatingai saulė, kai šviečia. Tato šitoje vietoje tokių elementarių dalykų, iš esmės visas pasiruošimas, kas ir kolapsui. Tai jeigu ruošitės kolapsui, tai beveik pasiruošit ir karui.
Nu, tik tai yra kitų dalykų, pavyzdžiui, kaip būti pasiruošus visą laiką namuose kuprinė išvykimui. Tai čia kalapsui tas nelabai aktualu. Tad, jeigu bent jau tokius elementarius, ir ne tik elementarius, paprastus dalykus padarysit, bet pirmas dalykas yra pasiruošti psichologiškai, bet tam yra atskiras mano video, kur nuorodą rasit. Ir manau, šitoj vietoj jau tos baimės mažiau ir bebus to karo, arba iš vis gal nebus tos baimės, kai jūs žinot, jūs pirmiausia turite suprasti savo veiksmus, kai atsirista kažkokie įvykiai, tada automatiškai baimė sumažėja, kad jūs žinot, ką jūs darysit, nes baimė dažniausiai kyla iš nežinomybės. Opa, ir nežinot, ką daryti, jums sukausto, šitas kaip tas vadinasi, stresas, baimė. Kad, mėlyjeji, bijot, ruoškitės, bus lengviau, tada galit pradėti jau žiūrėti į savo gyvenimus ir keisti savo gyvenimus, kad ta baimė jūsų aplamai neliestų arba minimaliai liestų. Ne tik tai šitą. Mesgi visi esam baimių ryšulėliai, tokie žmonės, kurie visko bijom. Kas jūs, nesąmonė, aš nieko nebijau, nei velnio, pastau yra baimės, tik tai kai kurių tu nejauti, bet jos labai stipriai įtakoja tą gyvenimą. Bet kur rasti jūs žinot, kas norit rimčiau užsimti savo gyvenimą, yra projektas Norai pildosi, nuorodas irgi rasim, taip pat, mėlyje, ruošiamės, gyvenimas gražėja, ne visiems. Kiti visi žinot, kas jūsų laukia, nebesikartosiu. Iki.